Sveiki, taigi šioje video pamokoje bus CSS3 gradientai, nors ir praeitame video sakiau, kad bus ir šešėliai, tačiau nukeliu, nes vėlgi per ilgas video gautusi. Taigi gradientai, kas yra gradientai, tai žinot, kai viena spalva pereina į kitą, tai ir yra gradientas, tas perėjimas būtent. Ok, taigi turiu pasiruošus paprastaliausią page'ą ir todėl turiu 4 atskirus divus, jie be jokių ID ir panašiai, nes pasimsiu per CSS. Na ir tekstai yra juose, kad pasakyt, kas tai per dalykas. Toliau kiekvienas iš tų divų yra susiliuotas aukštis plotis, atsitraukimas viens nuo kito, sucentravimas ir tada su tuo tekstu porą dalykų. Ok, ir tuos divus kiekvieną iš jų pasimsiu per NTHChild, tai yra jisai pasižiūrės, kad čia yra pirmas divas, čia yra antras divas, čia yra trečias ir taip toliau, nes tingiu dabar ID naudoti. Ok, tai pradėsim nuo linear gradient ir galime mes tiesiog pasimti paprastą gradient. Tai yra pasiėm background, linear gradient rašosi štai taip, tada eina skliaustai ir kabletiškis. Į tos skliaustus eina mažiausiai 2 spalvos, tai pavyzdžiui yellow ir green. Ir turime tokį paprastą gradientą. Ok, aišku, jeigu norite, galite daugiau spalvų įrašyti, bet užteks 2 šiam pavyzdžiui. Ok, kitas pavyzdys yra su pasukimu. Va, pasuktas gradientas. Ok, tai vėlgi rašom background, vėlgi linear gradient ir tada galime rašyti visokius top left, left, right ir panašiai. Visokių ten jų yra, bet galite, aišku, taip pat ir tiesiog laipsnius naudoti, tai 60 deg pavyzdžiui. Na, galite, aišku, ir minusinę reikšmę naudoti, na, kaip žinote, laipsniai eina. Ir toliau aš galiu tiesiog vėlgi rašyti 2 spalvas arba daugiau. Tai čia buvo 2 spalvos, aš galėjau tenai daugiau spalvų įrašyti. Čia vėlgi galiu 2 spalvas arba dar daugiau įrašyti. Tai pavyzdžiui, red, yellow ir green. Ir kabletiškio reikia nepamiršti. Ir turime pasuktą gradientą per 60 laipsnių. Ok, toliau yra atsikartojantis linear gradient. Vėlgi į background įrašysiu. Ir atsikartojantis yra repeating linear grading. Vėlgi skliaustai. Ir juos eina 3 spalvos. Tai pavyzdžiui, pirmoji, tarkim, red, antroji, tarkim, yellow ir trečioji, tarkim, green. Tiksliau ant 2 iš tų spalvų reikia procentus kokius nors užmesti. Tai pavyzdžiui, 20% ir, tarkim, 10%. Ir turime tokį pasikartojantį gradientą, kuris va toks yra. Ir toliau yra radial gradient. Vėlgi background, tuomet radial gradient. Skliaustai ir į tos skliaustus eina mažiausiai 2 spalvos. Taigi galite, tarkim, yellow ir red. Ir eis nuo centro į kraštą patį. Ir, kaip matote, aišku, dar galiu ant tų spalvų procentus užmesti, pavyzdžiui. Na ir atitinkamai pasiskirstys. Čia visur irgi galėjot procentus naudoti. Aišku, vėlgi, galite daugiau spalvų įmesti, tarkim, blue. Na ir taip toliau. Ok, kaip supratote, su gradientais mažiausiai 2 spalvas galite naudoti, nesvarbu, ar tai linija, ar radial, ar pasikartojantis koks nors. Galite pasukinėti linear gradientus visaip kaip norite. Galite kartoti tiek linear, tiek radial gradientus, bet nerodysiu tiesiog pasikartojančio radial gradient, išsimėginsit patys, nes tai yra lygiai tas pats, kas linear grading, tik kad prisirašo radial, ne linear. Tai yra vienas šitas žodis pasikeičia į radial. Ir visa kita lygiai tas pats.
Toliau šitie dalykai yra, kadangi CSS3, tai jie ne visai palaikomi sklandžiai. Čia toks yra defaultinis aprašymas visur, kur matote štai čia. Taigi kiekvienam iš tų dalykų reiktų Ctrl+C, Ctrl+V bent po 3 kartus ir prirašyti WebKit, prirašyti Moz ir prirašyti O. Ir tai turėtų būti palaikoma. Kai viskas aprims, kai viskas bus tvarkoje, tai šitų 3 gali net nereikėti, tiesiog turėtų užtekti šitos vienos eilutės, bet kadangi reikia rūpintis naršyklių palaikymu, tai būtinai šitų 3 eilučių reikia. Čia vėlgi WebKit, Moz ir O. Ir ant paskutinių 2. Ir ant paskutinio. Na ir tai neturėtų nieko sugadinti, ir kaip matote, viskas dar veikia. Tai jeigu darėsit gradientus, nepamirškit, kad reikia palaikomumą. Jeigu šitą video pamoką žiūrėsit daug vėliau, tai būtinai įsitikinkit, nežinau, V3 Schools ar kur nors, kad tai yra palaikoma. Jeigu tai yra jau palaikoma, tai jau tikriausiai nereikės šitų dalykų papildomai prirašinėti, bet, na, tiesiog žinokit, kad gali reikėti arba gali nebereikėti jau. Tai toks vienas dalykas papildomas. Na, o kol kas šiai video pamokai tiek, tai keletas divų, porą paprastų gradientų parodžiau. Jeigu norit, pasižaiskit, nes čia, kaip matote, yra ką veikti, tai gali būti dvi spalvos, galite spalvų procentus uždėti, yra kiek jos užima ploto, galite linear gradientus pasukinėti ir nebūtinai tai laipsniais galite naudoti ten, tarkim, top left. Ir tai turėtų veikti. Na, gal veikia. Čia visur reiktų pakeisti. Right. Taigi jo, pasuktų tada taip. Arba galite, aišku, laipsnius naudoti. Ir tai pasuka. Jep. Ir, na, okei, tai regis viskas aišku turėtų būti. Tai iki, kitame video bus CSS šešėliai ir iki.